Sveiki, gyvenimo ratas. Taip, tai kas yra tas gyvenimo ratas? Mes jį galime žiūrėti iš įvairiausių pusių, kadangi aš esu vis tiek rytų džiotiš astrologijos tas toks atstovas, reiškia. Tai yra mano ta viena iš tokių pašaukimo sričių, reiškia, kuri veda žmogų tuo pačiu link tikrojo pašaukimo. Tikrasis pašaukimas kiekvienam iš mūsų yra suprasti, kas aš iš tikrųjų esu, reiškia, tai yra tie visi tokie jau gilus dvasiniai dalykai, ne? Kurio šitoje epochoje, tokioj degradacijos epochoje jau retas, kuris beieško, jau seniai tikrai esat skaitę ir įvairių filosofų, ir, reiškia, pranašystės, tokios, kas yra pranašystė. Pranašystė susidaro iš visų žmonių esamo srauto, iš jų gyvenimo būdo, norų. Susidaro tam tikra ateitis, viskas. Ta galima labai lengvai pajausti, matyti, suvokti, reiškia, kur veda dabartinė civilizacija, ne? Į kokią ateitį jinai veda, kuo jinai gyvena ta civilizacija, ko jinai trokšta, ko jinai nori, kas yra jų gyvenime svarbiausi dalykai. Taip, tai dėl to yra tas ir astrologinis ratas, ką mes matom per astrologiją, tai yra rytų džiotiš astrologija, ir aš čia dabar papasakosiu taip labai paprastai, žmogiškai apie astrologinius būstus, tai reiškia tiesiog žmonėms savišvietai, kadangi aš esu Jupiterio asistentas ir aš turiu tokią žinias skleisti. Tai yra tiesiog, tai yra mano ta dalis. Tai aš noriu papasakoti, nes dabar vis tokia kaip mitų griovėjai, ne, tai reiškia apie sveikatą griauna, apie pasaulio valdymą griauna mitus. Tai yra apie astrologiją, reikia šiek tiek plačiau apsišviesti. Dauguma tų tokių žmonių intelektualesnių astrologiją laiko tiesiog programavimu kažkokio, ne. Ir yra tame tiesos, nes kokia yra šiandienai astrologija, vakarietiška astrologija, aš kalbu apie vakarietišką astrologiją. Vėlgi aš noriu pabrėžti, kad aš naudoju ir vakarietišką astrologiją, kad aš būnu ir randuosi ir vakarietiškoj kultūroj, ir bendrauju ir su vakariečiais žmonėm, dėl to aš neturiu nieko prieš, bet tai yra kardinaliai skirtingi dalykai visose sistemose, visoje žemės ašy. Ar imsim vakarietišką kultūrą, ar imsim vakarietišką astrologiją, ar rytietišką kultūrą. Rytietiška astrologija yra plačiau aprašytas visas straipsnis, labai daug puslapių skirta tam mėnulio kalendoriui, kurį mes su Tamara parašėme, tai reiškia, apie tai galima labai plačiai suprasti, bet kas domisi, tas žino. Materiali ta vakarietiška kultūra yra orientuota tik į materialius pasiekimus ir visiškai nieko, kažkokią prigimtį, kažkokią dharmą, kažkokius tai tos kiekvienoje planetoje esančius dėsnius, apie dvasinius pasaulius visiškai nieko nekalba. Ir aš noriu dar akcentuoti, kadangi nuolat žmonės ten pešusi, ką jie valgo, ko jie nevalgo, vegetarai, tipo kabutėse, abstinentai, kažkokie tai pavadinimai. Lyg tai kam nors čia būtų įdomu, man kažkur ten vakar rašė abstinentas žodį, galvoju, Jėzau, tai negi aš esu abstinentas, aš abstinentas, nei aš čia kokie 6 metai net minčių nėra apie tą, kažkada tai aš irgi ir alkoholio atsigerdavau, ir alus labai patikdavo, tai buvo tas laikas, nebeįdomu, viskas, nei man skauda, nei man neskauda, kai kiti geria, kaip sakau, jūs nors ten juos griaužkit plytas, sėdėkit užvertę kanopas, gulėkit kiaurą savaitgalį, girti, man tikrai neįdomu. Ir man širdies dėl to neskauda, nes aš to nenoriu. Jeigu aš slapta to norėčiau, dėl ko kyla pasipiktinimas, kad kažkas tai toks pyktis, valgo mėsą, geria. Aišku, gali būti žmonėms ir dėl to, kad vis tiek rūpi ta žemė, tarsi dar tikisi, kad čia kažkas pagerės. Iš tikrųjų niekas čia nepagerės, atnešė man salotas, tai tipo vegetarė ir tipo abstinentė, ne? Bet nieko panašaus, tai tiesiog aš taip jaučiu, aš taip noriu, aš tuo gyvenu, aš tik noriu pabrėžti, kame yra dalykas su tais visais mitybos ypatumais. Reiškia, kodėl ir tai bus, tai niekada niekas nepasikeis. Jūs supraskit, Prabhupada pasakė ir dauguma išminčių tą pasakytų lygiai tą patį. Žemėje gali kažkas pasikeisti, kad būtų graži visuomenė, kad žmonės mylėtų vienas kitą, kad neskriaustų vieni kitų. Tik tada, kai žmonėje nustos vartoti mėsą. O jūs puikiai suprantat, kad tai yra absoliučiai neįmanoma. Absoliučiai neįmanoma, kad nes žmogus to nori. Ir visi šitos visos būtybės, Dievo palaiminimu, visos gyvos būtybės, jos save išreiškia taip, kaip jos nori. Tai kažkas nori
reiškia dirbtinio intelekto, patinka, nori. Kažkas nori, bet gyvūnus valgyti, kraujus per lūpas taškyti ir tai patinka. Kažkas nori girtas, reiškia, voliotis pakampės ir tai turi būti, tokia yra šita žemė. Kai jau taip nebebus realizacijos, čia nebebus, keliausim į kitas planetas. Aš tik noriu vieną dalyką pasakyti, kame yra skirtumas. Sąmonės yra skirtumas. Aš žinau, kad manęs nesiklauso čia jogai, nes jogai kitką veikia, bet joga yra ryšys su Dievu ir visos mistinės galimybės. Ar jūs norėtumėte, pavyzdžiui, pažiūrėti, kaip Mėnulio planetoje gyvena gyventojai? Ar norėtumėte pamatyti visiškai kitokią gamtą, visiškai, ta prasme, ne taip, kaip čia atrodo, visiškai tokius dalykus? Ar norėtumėte pajausti, kaip iš gilės žydėjimas vyksta dvasiniam pasauliui? Visą tai apie tai yra tas pirmas mažytis žingsniukas, kai, reiškia, Dievas yra paslėptas nuo tų tokių materialistų žmonių akių, nes kai tik tai atsiras prema, kai tik tai atsiras absoliuti švara, absoliutus kilniaširdiškumas, asketiškumas, mielaširdiškumas, teisingumas pagal visatos įstatymus, tada jūs galėsit matyti ir viską per visai kitom akim, to, ko materialius akis niekada nematys ir niekada nesupras. Tai čia tik apie tai. O jeigu patinka gyventi taip, kaip patinka, reiškia, juk kiauliai irgi patinka voliuotis savo tešloj. Kaip sako, atėjo budistas pas kiaulę ir sako, Jėzau, reikia ištraukti vargšelį, ten šūdė voliuojas, kiaulė susinervuojo, kad jai ten duris atidarė ir skersvėjį paliko ir pradėjo nervuotis ir pykti ant jo. Nieko nereikia, viskas yra kaip yra, tegul būna, jeigu tik žmonėm patinka, tai kaip sakant, nesiskūskit, kai vėl užlipsit ant to paties grėblio, nesiskūskit, nedėjuokit, nesikreipkit į tuos visus, neva tai, kur jūsų akim kažkokie tai šviesuoliai ir kuriuose jūs ieško trūkumų ir neklauskit, viskas tik tiek, visiems gyvenimams tik tiek ir neklauskit ir nieko ir sėdėkit savo laimingi, ne? Viskas yra nuostabu. Tai astrologinis ratas yra iš 12 astrologinių būstų. Aš, kas klausot galbūt pirmus kartus, sakau, aš esu su astrologija 12 metų, vedu astrologijos mokymus ir tokiais retais kartais darau asmeninės analizės ir dar retesniais kartais prognozes. Pas mane, reiškia, nėra didelis srautas žmonių ir aš nenoriu jo didelio, aš noriu jo tokį mažiuką palaikyti, aš noriu būti visuomenės tam atskirtume, aš esu, kaip sakant, save laikau atskirta nuo visuomenės, atsiskyrusia pačia savo noru. Tai va, tai reiškia 12 metų ir kažkur čia moteris dažnai būna, sako, jūs tokia jauna ir taip atrodo, ne, kad kažkoks išminčius ar tai išminti dėstantis žmogus turėtų būti jau su barzda, senukas, aš turėčiau čia sėdėti su puodu, su akiniais ir taip toliau. Kažkaip, nebūtinai taip vyksta. Nesu aš jau tokia jauna, jeigu aš turiu beveik 10 metų patirtį finansuose, ekonomikoje, 12 metų astrologijoje, tai kiek man gali būti metų. Tai yra buvo susidubliavę, kartu jie ėjo. Kartu ir tai visiškai netrukdė, nes kai neužsiimi kažkokiais dalykais, kurie tau neįdomus, ten plepkai, kažkokie niekai, tai tu viską spėjai ir kelias veiklas gali spėti ir tai dar atrodo, kad tu nieko nedarai, kad tau viskas patinka. Tai man yra, reiškia, 38 metai, 38, tai ir 2 vaikai, ir patirties, ir visko yra pakankamai, kad aš galėčiau apie tai kalbėti, nes tikrai buvo, man kai buvo 29 berods, mes turėjom moterų astrologijos grupę. Ir toje grupėje, atsimenu, viena vyresnė moteris sako, niekas čia į tave rimtai nežiūrės, nes tu neturi nei to statuso, nei to amžiaus. Šiaip kažkokia malalietka yra toks rusiškas žodis, sako, šiaip kažką pašnekės ir nieks į tave rimtai nežiūrės. Tos pačios moteris žiūriu dabar jau į mane rimčiau žiūri, nes aš jau ale vyresnė, bet iš tikrųjų už mano nugaros stovi labai stiprus dalykai, nesvarbu, kad to nesimato, čia yra tik tai reprezentacija, aš visiškai savęs nesureikšminu, nieko čia nebebūtų to, kas yra už mano nugaros ir nieko čia nebūtų ir neaišku, kaip būtų, gal būtų visiškai kita realizacija. Tai va ta asmenybė, kurią mato kiti, bet aš dabar čia sėdžiu, filosofuoju kažką, galbūt tokia stiprybė kartais jaučiasi, galbūt dar kažkas kitas, kas jaučiasi priklausomai, kas ką jaučia.
asmenybė, identitetas, tai kaip mus mato kiti ir mūsų savybės, kažkokia saviraiška, gali būti kaip ir profesinė realizacija susijusi yra su pirmu astrologiniu būstu. Pirmas astrologinis būstas yra mūsų tas prisistatymas, ta asmenybė. Aš nesu toje ženklai, ta asmenybė, aš esu dvasinė siela, atėjusis čia su tam tikra karma ir ta karma matos šitoje astrologinėje lentelėje. Tai tas pirmas būstas labai svarbus yra be galo, pagal tai mes galime matyti, ar žmogus yra stiprus, ar jis yra silpnas. Stiprus visom prasmėm. Atstovėti save, pristatyti save, siekti savo tikslų, turėti stiprią sveikatą ir visa kita. Tai yra pirmas astrologinis būstas. Tai matot, kaip yra tai svarbu. Antras astrologinis būstas yra mūsų saugumas. Saugumas reiškia, tai aišku ir fizinė prasme tai yra išreiškia. Kadangi pirmas yra galva, tai antras yra gerklė. Saugumas visom prasmėm ir labiausiai finansinė. Tai kiek mes galim tų santaupų turėti, pinigų sukaupti, ar mums duota tokius finansinis saugumas, sėkmė, pajamos, labiau tokio sutaupimo prasme. Ir reiškia bendrąją saugumą, kaip mes galim susikurti. Taip, tai trečias astrologinis būstas reiškia yra pagrindė, tai reiškia informacijos dėstymas raštu, komunikacija, tai ko mes domimės, kaip mes bendraujam, kokia yra mūsų artimoji aplinka, kaimynai, broliai, seserys, tėtės, dedos, tai yra dėdės ir tetos, tai yra transporto priemonės, kai mes turim automobilį arba galbūt ant arklio jojam. Ir tie trumpi atstumai, tai reiškia, jeigu čia yra tas būstas kažkaip pažeistas ir negražiai išreikštas, tai sunku su tais visais kaimynais ir su transporto priemonėm ir su pervažiavimu, toks žmogus būtinai pateks į kamštį ar dar kažkur, o jeigu geras tas būstas, tai gali būti labai toks žmogus ryžtingas, verslus, nes trečias būstas tai dvynių simbolinis būstas, tai ir verslumas žymi, ir ryžtą tokio, to pačio intelektą. Ketvirtas astrologinis būstas, tai vėlgi yra tie mūsų šaknys, genai, šeima, pirminė šeima, tai mama, tėtis, seneliai, proseneliai. Ir vidinė laimė, reiškia, jeigu ketvirtas būstas yra gražus, gražiai išreikštas, žmogus turės šeimyninį gyvenimą, jisai viduj bus laimingas, ne išoriai laimingas. Išoriai laimingas bus pirmas astrologinis būstas, o ketvirtas bus viduj laimingas. Ir tai yra tokie kaip ir namai, visas nekilnojamas turtas, per tai mes galime matyti sėkmę nekilnojamame turte. Penktas astrologinis būstas yra vaikai, žaidimai, linksmybės, visi tie uraganai, šokim, dainuokim, muzikuokim, scena, artistai, tai yra linksmybės ir tai yra tokie, kas turi penktą ryškų būstą, žmonės būna labai nuotaikingi, linksmi ir gyvenimą žaidžia kaip žaidimą. Tai yra saulės simbolinis būstas ir turi labai stiprią saviraišką. Jeigu čia viskas gražu, tai ir santykiai su vaikais būna gražus. Jeigu čia yra Saturnas ar kažkas, tai dažnai netgi atsiskiria kažkuris iš vaikų, nebebendrauja ir taip toliau. Čia aš labai trumpai dėstau, ne viską apie esmę. Šeštas astrologinis būstas yra sveikata, higiena, tos kasdienės pareigos, tai namų ruoša ir taip toliau. Ir tai irgi yra svarbu. Pagrindė tai atspindi sveikatą. Kas turi labai daug planetų šeštam būste, tai labai yra sunki sveikata. Dažnai tai priveda prie to, kad žmogus tampa mediku, holistinės medicinos žinovu ir taip toliau, nes jisai tiesiog turi tame saviraišką išreikšti. Taip pat tai yra tarnystė, tokia tarnystė kitiems, tai yra naminiai gyvūnai ir taip toliau. Septintas astrologinis būstas jau yra tas santykio, jis yra priešais pirmą. Ir tai yra mūsų santykiai su artimąja aplinka, tai reiškia partneris, vyras, žmona, geriausia draugė. Tai irgi labai svarbu, nes kiekvienas žmogus iš prigimties nori santykių. Galima jau pabūti vienam, yra žmonių, kurie labai vienatvę linkia, bet kiek tu toj oloj sėdėsi. Tai vėlgi tai jogai, tai vyriškos lyties dažniausiai jogai gali būti oloj, o dėl to ir perdeda, tik išgirsta kažkokią dvasinę praktiką, sako mantras dainuok. O Jėzau, tai man dabar čia reikia į uolą atsiskirti, tokias visiškai kažkokius tai mitus. Visiškai nieko nereikia daryti, visiškai nieko nereikia keisti, reikia būti ten, kur tu esi, tiesiog pridėti į savo gyvenimą dvasinę praktiką, šokti, dainuoti praktiškai ir labai labai linksma. Aštuntas astrologinis būstas yra, reiškia, tas paslėptas pasaulis, ezoterika, paslaptis, mistika, gebėjimas išgydyti, tai gali būti irgi gydytojai labai stiprus, mistikai irgi labai stiprus, iš esmės kažką pakeisti, netgi grąžinti iš mirties patalo. Ir tai vis tiek yra tokia ezoterika labiau, dėl to jeigu labai ten daug planetų ar nepalanku, tai gali būti labai ir prakeiksmai stiprus ir nelaimės gyvenime. Devintas jau yra Jupiterio simbolinis būstas, šaulys. Tai reiškia dvasiniai dalykai, kelionės, pasaulėžiūra, mokytojai, knygos, edukacija, leidyba.
tai Jupiterio būstas, tai kas 9 turi, tai gali labai puikiai reikštis leidyboje, turizme, kelionių organizavime ir taip toliau. Tai reiškia ir dvasiniai mokytojai, tie tikrieji dvasiniai mokytojai gali ateiti pas žmogų šitam gyvenime, jeigu jis turi labai kažkokią teigiamą 9 būsto išraišką, galbūt saulę egzaltuojančią ten, ar saulę ten būtę savo vietoje ir taip toliau. Ir tai yra pasaulėžiūros plėtra. Jeigu tokiam pirmesniam lygmenį pasaulėžiūros plėtra yra iš savo kaimo išvykti į miestą, iš to miesto išvykti į sostinę, iš sostinės, reiškia, kuri yra Paryžius, nuvykti į Puketą, Tailandę arba į Ameriką, tai aukštesniam dar lygyje, kai jau žmogus, kaip sakiau, tikrai užsiema joga ir tais žmogiškumo principais, nuo ko ir pradėjau, kai šnekėjau apie mitybos irgi įtaką. Mityba prasideda nuo čia, plečiasi į čia, o iš čia galim padaryti taip, kad mes ir valgyti norėsim visai kitko. Tai jau yra kelionės mistinės, kai nereikia savo kūno niekur gabenti, kai tu gali keliauti sąmonę. 10 yra visi karjeros pasiekimai, autoritetai, valdžia, tai gali būti ir patėvis, pavyzdžiui, nes autoritetinė figūra, bet tai iš esmės yra karjera. Kas turi daug planetų gerų, 10, tas būna labai sėkmingi darbus, gauna pinigų, turi ir, taip sakant, tik tai džiaugtis tą materiją, nes ožiaragis materialus labai yra. 11 yra svajonių būstas, ateities būstas, tai yra vandenių būstas, tai yra draugijos, asociacijos, tuo pačiu ir politika. Aišku, šiais laikais jinai labai žemo lygio, bet kažkada tai taip nebuvo. Kokius nuostabus dalykas yra turėti bendraminčių draugiją, tai yra nuostabu, tai yra 11 būstas, taip pat tai yra dovanos, vadinamieji inkamai, pajamos iš kitų žmonių, gebėjimas patraukti žmonės, kas turi 11 gražų, tas tiesiog patinka žmonėm. Kadangi pas mane ketų 11, tai aš patinku tik tai baltom varnom ir atsiskyrėliam. Ir 12 yra jau ta visa pasąmonė, karma, praeitis ir visa kolektyvinė pasąmonė, kas yra sukaupta žmonijos karmoje. Šiai dienai žmonijos karma yra, atsiprašant, visiškai suknista ir kadangi jinai tokia yra, tai nereikia tikėtis, kad nieko nedarant gyvenimas pagražės. Nieko nedarant jūs tiesiog vis labiau ir labiau grimsite į kiaulės lovį, vis labiau astrologija taps drakonai visokie, juodieji mėnuliai, tai tas pats, kas tos reptilijos, kažkokie tai mistiniai, kažkokie tai reiškia gyvulių ūkio gyventojai.